Apskritai vykdomoji valdžia yra sudaroma po įvairių rinkimų. Ir žinoma, nėra gerai, kada prašoma iš gyventojų balsų, o paskui suformavus valdžias, tos valdžios dirba savo. Iš tikrųjų labai gaila, bet atskirais atvejais mes turbūt kiekvienas stebim, kad valdžia priima sprendimus, kaip padidinti didžiosius atlyginimus, savo naudingus, visiškai nepasitarę su gyventojais arba nereaguojant į gyventojų nuomonės. Lygiai taip pat žmonės išsakė savo nuomonę referendume, o vyriausybės vadovas paskui pasako, kad žinot, tai yra jūsų nuomonė, bet bus organizuojamas kitas referendumas, vėl ieškosim, reiškia, kaip tą projektą įgyvendinti. Tai nėra gerai ir mano nuomonė, kad formuojant vyriausybę, reiškia, prezidentas turėtų pakankamai aiškiai susidėlioti su vyriausybės kabinetu, su atskirom ministerijom, jų tikslus ir prioritetus, kad vyriausybė netitrūktų nuo tų realybių ir nuo to paprasto žmogaus ir svarbiausia būtų pirmiausia sprendžiami jo klausimai, kad turėtumėm mažiau skurdo, kad žmonės turėtų geresnę ateitį ir bent kažkoks tai pagerėjimas kasdieną vyktų. Ir kaip, sakykime, blogas pavyzdys, kada praeitą vyriausybė rėžė, sakykime, pajamas, ypatingai rėžė skurdžiai gyvenantiems žmonėms ir tokiu būdu didėjant kainom, tų žmonių dar daugiau skurdas didėjo, visiškai negalvojant apie tos žmonės, o paprasčiausia grinai tik tai taupant biudžetą, tai neturėtų būti daroma vien tik tai netikslas biudžetas, o tikslas yra Lietuvos žmonės ir jų gyvenimas. Ir turim ieškoti būdų, kaip subalansuotai ir protingai tų tikslų siekti. Na, o kaip jeigu būčiau išrinktas prezidentu, manyčiau, kad vyriausybė turi dirbti kompleksiškai ir šiandieną šiek tiek gaila, kad atskiros ministerijos yra kaip atskiri vyriausybės padaliniai savarankiški ir sprendžia patys vieni tuos klausimus, visiškai nesuderindami su kitais. Kaip pavyzdys galima būtų paminėti, kada aplinkos ministerija ir šiuo atveju premjeras pamatė, kad galima pagal Ignalinos pavyzdį renovuoti Lietuvoje daugiabučius, tai atvyko čia, pasiaiškino ir tas procesas Lietuvoje pajudėjo. Ir aš manau, kad dabar beliko tik tai jį gerai sukontroliuoti, kad iš tikrųjų tas tikslas būtų pasiektas, ne renovacija būtų padaryta, o būtų sutaupyta pinigai žmonių ir sumažintos sąskaitos. Tai lygiai taip pat mes galėtumėm ir kuriant darbo vietas ir didinant žmonių atlyginimus, paimti geruosius Lietuvoje pavyzdžius, tokių tikrai turim, ir tais pavyzdžiais vadovaudomėsi kartu su partneriais, su atskirom ministerijom, susėdę, reiškia, turėti tikslą ir to tikslo siekti.